Prielaida, kad mūsų arkikatedra yra pastatyta ant senosios šventyklos pamatų. Ką Jūs apie tai manote? Tai realu, nes buvo keičiama religija 14 amžiuje ir mes visoje Lietuvoje turėjom tokius atvejus, kai ant senosios šventyklos arba senosios šventyklos vietoje buvo formuojama naujas statinys, bažnyčia arba kažkokia atlaidų vieta. Taip visą laiką buvo, nes padaryti naujas tradicijas, sukurti naujas tradicijas yra viena, o pakeisti senąją tradiciją reikia keisti esamą. Tai daugelį kraštų tas vyko ir mes daugelį pasaulio šalių galime matyti tiesiog įmūrytus senųjų šventyklų akmenis su ženklais į tos bažnyčios pamatus krikščioniškosios. Ir dažnai tai civilizuotų šalių tampa pasididžiavimu, galimybę pasididžiuoti. Sakoma, kad štai matot, kokia mūsų sena tradicija, čia pat išauga krikščionybė iš labai labai senų pasaulėžiūrų. Savo visus šaltinius perdavė žinomam autoriui 16 amžiaus Strijkovskiui. Ir jis naudoja, kai kur nurodo, kad štai čia yra iš Rotundo imta. Bet Strijkovskis irgi nieko panašaus nežino. Tai jeigu Rotundas būtų kažką tokio turėjęs, tai Strijkovskis būtų galėjęs to pasinaudoti. Ir mes žinotume taip pat iš Strijkovskio apie tokį šventyklos aprašymą. Tai žodžiu, čia yra tikimybė, kad tas šaltinis yra autentiškas, labai maža. Ir net jeigu jis būtų autentiškas, tai yra 16 amžiaus šaltinis, jis aprašo, kas buvo 13 amžiai. Tai vėlgi klausimas, o iš kur jis ėmė to žinias? Tai man atrodo, kad šiuo atveju tai Artūro Dubonio tyrinėjimai, kurie rodo, kad matyt Narbutas, kuris apskritai mėgo panaudoti tokius nepatikimus ir falsifikuotus šaltinius, čia iš tikrųjų bus panaudojęs arba gal net pats sukūręs, nors kiti gina Narbutą, kad jis to nedarė, jam kiti pakišdavo falsifikuotus šaltinius, bet šiuo atveju gal tai nėra taip svarbu, kaip tai iš tikrųjų buvo, bet ar čia Narbutas ar ne Narbutas, bet esmė yra ta, kad šaltinis yra visiškai nepatikimas. Altorių šventykla tai yra tas, man minėtas, Revijaus kronika, tai yra vienintelis šaltinis. Kitų šaltinių nėra, nebent apskritai, kad čia pastatyta maždaug šventyklos vietoje ir tai dar negali irgi neypatingai pateikiami, bet aišku gerokai pateikiamesnė šaltiniai. Tai Dlugošas ir dar taip pat nurodoma popiežiaus buliai. Bet tai popiežiaus buliai tai yra taip labiau abstrakčiai pasakyta, kad pagonių šventyklos toje vietoje, kur anksčiau buvo pagonių šventykla, pastatė katedros bažnyčia. Tai čia galima suprasti, kad nebūtinai tiksliai toje vietoje, bet tame mieste, toje vietovėje. Tai. Manoma, kad šiuo metu yra išlikę laiptai, aukuras. Taip, tai tie laiptai yra, tai yra didžiausias įrodymas tos būtent pagoniškosios paskirties statinio, kadangi tų laiptų krikščioniškoj katedroje ir krikščioniškoj bažnyčioje pagal jų esamą vietą ir jų padėtį niekaip negalima paaiškinti. Jie tiesiog eina iš sienos, eina į koloną ir jeigu tai būtų bažnyčios ta pati struktūra pirmosios, kuri stovėjo kvadratinio plano bažnytėlės nedidelės, tai tie laiptai paprasčiausiai būtų ne vietoj ir trukdytų pagrindiniai bažnyčios funkcijai. O kadangi istoriniuose šaltiniuose yra išlikusios žinios apie tokius laiptus ir tų pakopų skaičių ir jų matmenys yra duoti, tai buvo nesunku patikrinti, kad tai yra tie patys laiptai aprašyti šiuo atveju paminėti Narbuto istorijoje, bet žinia paimta iš Revijaus kronikos vadinamos, kurią pats Narbutas įsigijo ir buvo Vytauto Urbanavičiaus interpretacijų, skaičiavimų dėka buvo nustatyta, kad matmenys aptikto statinio atitinka aprašytosios istoriniuose šaltiniuose pagoniškos šventyklos struktūrą.